Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugsėjo 19 dieną, į objektą atvažiavom 7:20. Vanduo jau bėga kažkur tai gerą valandą. Tai vat gavosi du viename, vienoje greskeliai gavosi du filtrai sukišti, bet skirtingi horizontai. Pavyzdžiui, tai šitas geltonos žarnos yra 9,5 metro grėžinukas. Tai duoda vandens 2 kubų 100. O iš antro, iš 6,5 metro grėžinuko duoda lygiai 1,5 kubo. Tai vat su dvigubinu, dvi žarnas paėmė, vat į kibirą prileido vandens, tai 12 litrų kibiras prisipilo per 12 sekundžių. Tai bendras gaunasi jau rezultatas 3 kubai 600. Va, ir čia visiškai skirtingi horizontai. O dabar apie grėžinuką patį. Važiuojam su džipuku prie kabelio, objektas Gaibonės, o jau Gaibionų sodai, tai mes esame prie įlankos jau. Pačioje žemiausioje vietoje, kokia tik tai gali būti. Va, Elektrėnų Marius, elektrinė matosi su vienu kaimenu likusiu. Ir va taip dabar viskas atrodo. Du siurbliai pajungti, Mr. Gardner ir Alko. Austriškas, Austras su vokiečiu. Va, dvi gręžinio duobės, gręžinio šaktą. Ėjo kažkur iki 4,70. Ėjo priemulis, bet minkštas rūdas moreninis. Ir tada nuo 4,70 iki 6,5 metro buvo labai gražios frakcijos. Toksai va, jau kaip grikiai. Va, stambios frakcijos. Toksai va smėliukas. Bet po nedidelės vandensparos, nuo 6 kažkur 80, prasigręžus prasidėjo antras horizontas vandeningo smėlio. Ir tęsiasi iki 9,5 metro. Tai va pradžiai sukišam 9,5 metro filtrą, prapatėm, praplovėm viską, padarėm visas manipulacijas, ir po to sukišam filtrą antrą, va šitą jau trumpesnį, 6,5 metrų gylį. Ir va vis tiek linksmiau duoda 2 kubų 100 iš to negilesnio grėžinuko. Du viename. Esame Elektrėnų merų, va taip pradė rudenį padarė. Du viename, va toksai va namas yra statomas, didelė teritorija. Va. O vat birželio pradžiai, kur tas rudas namas, tam gręžiam. Bet tenai jau įkalnė kyla. Tenai gavosi kažkur 700 litrų į valandą. Ten jau gaunasi vandens linzės pabaiga, jau titrai vandens pačią. Tokia aplinkoje. Važiuojam su džipuku prie kabelio. Vandenį grįžimo procesą ėmėm iš tos įlankos. 3 žarnas po 20 metrų. O, viskas puikiai veikia. Sakovas patenkintas. Ir dabar pirmas grėžinukas, kur duoda 2 kubų 100. Tai vesis, kur geltona žarna. Vesis į namą. Ir po to ateity statysis pirtelę, kubilą. Tai va tas antras grėžinukas bus įvadas save galės ar žolę laistyti. Kubilą pildytis pirčiai, vanduo bus reikalingas. Va, ir tokie smėliai. Šiek tiek jaučiasi siras vandenilius. Taip geležies nėra, tikrai vanduo labai skaidrus, tai parodysiu, kaip viskas prasivalė. Va, paimsim slaikėlį ir pasižiūrėsim. Vanduo visiškai krištolas. Va, visiškai švarus skaidrus vanduo. Tai dabar iš antro gręžinio. Na, jį paleidom prieš neseniai čia, dabar čia hidrosmūgius darėm, tai 10 minučių bėga tas vanduo. Nu va, ir iš antro tas pats. Vandens kokybė ta pati. Skirtingi horizontai, kur priemolių sluoksnis 30 cm atskiria, bet smėlio frakcija ir pati spalva smėlio yra ta pati. Tai va, truputį siros vandenilio šiek tiek turi. Pagal kvapą? Jo, šiek tiek turi, bet čia normalu. Tai va, taip gražiai atrodo. Va. Ir bėga tas pačias gręžinio šaktas. Tai va skirtingi smėlio horizontai. Tai gerai, kai gali pasirinkti, kai būna tie smėlio horizontai. Bet aišku, ne visose Lietuvos vietovėse pavyksta. Kiminė grįžinukai, ne visur yra gruntinis vanduo ir ne visur galim žmonėm padėti. Tai va, užsakovas turi kažkur 4-5 vakaro grįžti po darbų. Atvažiuos, priduosim darbą, atsiskaitys. Tai va, taip gražiai atrodo iš tikrųjų, du grįžinukai viename. Tai va, tada visiems geros dienos ir gero vandens iki.